Neatmestina, kad ir užsienio valstybių žvalgyboms tokie žmonės irgi gali būti įdomus, naudingi, kaip tam tikrai įtakos agentai, informacijos šaltiniai. Ta priesaika duodama ilgam. Ta prasme, galima ir taip pavadinti, kad iki gyvenimo galo. Prie manęs netikėtai prisigretino du vyrai, jie mūvėjo baltas pirštinės ir įteikė man baltą rožę. Ir pasakė, kad tavo vyras yra masonų ložės narys, o dabar nuo šiol tu tampi mūsų sese ir kas be nutiktų, mes tave ginsime. Tai nėra vaizdai iš mistinių kino filmų, kuriuose paprastai rodomos pasakas primenančios istorijos apie slaptas organizacijas ir paslaptingus ritualus. Visa tai tikra ir daug arčiau mūsų nei kada įsivaizdavome. Juk vienos paslaptingiausių pasaulyje organizacijos masonų ložės nariai ne tik gyvena tarp mūsų, bet ir dažnai sprendžia mūsų likimus. Tad šį vakarą pamėginsime nors šiek tiek praskleisti paslapties uždangą ir sugriauti šimtmečius gyvuojančius mitus. Filmuodami šią temą užtrukome ne vieną mėnesį. Juk paslapčių niekas nenori atskleisti ir kuo labiau stengiamės jas perprasti, tuo didesnio pasipriešinimo sulaukėme. Net norint nufilmuoti kai kuriuos vaizdus, teko gauti aukštų valstybės pareigūnų leidimą. O sužinojus kai kurių masonų pavardės, atsimušdavome į sieną. Jokių komentarų nebus. Šioje istorinėje nuotraukoje, kurioje kadenciją baigiantis prezidentas Algirdas Brazauskas nusifotografavo su tuometine vyriausybė, už jo ir premjero Gedimino Vagnoriaus nugaros stovi vienas iš ministrų Kęstutis Skrebys. Tuo metu dar niekas nežinojo, kad šis teisininkų išsilavinimą turintis politikas yra vienos seniausių Lietuvoje masonų ložės uolusis lietuvis narys. Apie ryšius su paslaptingąja brolyje pats Kęstutis ilgai tylėjo. Ir nors pripažino, kad yra masonas, nenori šią temą atvirai kalbėti. Panašios reakcijos sulaukėme iš ne vieno Lietuvos masono, linkusio ir toliau likti šešėlyje, nors užsienyje laisvųjų mūrininkų ložės nebėra tokios uždaros ir paslaptingos. Tai va, tas žiedas. Va. Verslininkas, Lietuvos liberalų sąjungos įkūrėjas ir buvęs pirmininkas Šarūnas Davainis, vienas iš kelių vyrų prieš 18 metų Lietuvoje atkūrusių masonų judėjimą, kuris tarybiniais laikais buvo uždraustas. Renesanso ložės sosto meistras ir didžiosios ložės narys, vienas iš nedaugelio išdrįsusių garsiai kalbėti apie masonų judėjimą. Kiti viešintis nenori. Mūsų tarpe yra tikrai žinomų labai pavardžių ir politikų ir aukščiausių rangų. Bet visuomenė nepriima šitos, sakykime, organizacijos taip kaip Europoje priima arba Amerikoje. Nuo senų laikų masonai buvo kaltinami viskuo, pradedant konspiracijų rezgimu su nežemiškomis būtybėmis ir baigiant orgijomis, okultiniais ritualais bei pasaulio valdymu. Besistengiantiems sumenkinti šią organizaciją priklauso viso pasaulio konspiracijų teoretikai bei religinės organizacijos, tarp kurių yra ir katalikų bažnyčia. Norint perprasti masonų judėjimo idėją, reikia persikelti į 18 amžiaus pradžios Londoną, kur buvo įkurta mūrininkus vienijusi bendrija, panašiai daugybė kitų tuo metu gyvavusių amatų cechų.
Mūrininkų bendrijai priklausė ir architektai, be abejonės vieni šviesiausių to meto protų, sugebėjusių sukurti ne vieną pasaulinės architektūros stebuklą. Tais laikais, kai nebuvo šiuolaikinių bendravimo priemonių ir interneto, dalyvavimas ložės veikloje buvo galimybė keistis novatoriškomis idėjomis, sužinoti mokslo pasiekimus ir tobulėti. Bėgant metams Europoje ir už Atlanto masonų ložių nariais tapo garsiausi įvairiausių sričių vyrai, beveik visi Amerikos prezidentai, pradedant Abraomu Lincolnu ir Džordžu Vašingtonu, baigiant Teodoru Rooseveltu, Britų karaliai ir premjeras Winstonas Churchillis, Wolfgangas Amadėjus Mozartas, Ferencas Listas ir Louis Armstrongas, Goethe, Schilleris, Puškinas, Conan Doilis, Eifelis ir daugybė kitų iškilių asmenybių. Nepaisant to, kad į masonų judėjimą įsijungė vis daugiau garsių žmonių, pačios ložės bėgant metams darėsi vis uždaresnės ir paslaptingesnės. Brolijų nariai iki šiol vadovaujasi 18 amžiaus pradžioje sukurta konstitucija, griežtai reglamentuojančia jų elgesį. Šios konstitucijos paisė ir Lietuvos masonai, tarp kurių buvo tokių garsių vyrų kaip Lauryno Stuokos Gucevičiaus, Mykolo Riomerio ir Vinco Krėvės pavardės. Tarybiniais laikais Lietuvoje laisvųjų mūrininkų judėjimas buvo uždraustas ir atkurtas tik šaliai atgavus nepriklausomybę. Keli politikai, būdami Vokietijoje, matomai jam buvo pasiūlyta, aš nedalyvavau tam pokalbį, čia buvo du iškilus to laiko politikai ir pasiūlyta steigti, atkurti ložę. Atvažiavę čia jie pradėjo, sakykime, draugų tarpe ieškoti, aišku, čia nėra taip, kad, reiškia, skelbimo neduosi. Tiems, kurie jie pasirodė atitiko tos kriterijus. Vienas iš jų buvau ir aš. Surinkę 10 žmonių, mes buvom, reiškia, Hamburge pakelti į 1. laipsnį, į mokinių tiksliau laipsnį, arba 1. laipsnį. Ir pradėjom tolimesnį darbą, ieškodami savo pritarančių. Ir pas mus nėra taip, kad kažkas tai užsimano ir panašiai. Dabar tai jau galim internete mus rasti, pasiskambyti ir pasakyti, taip vadinama, yra ieškantis brolis. Tai yra žmogus, kuris nori tobulėti. Ką tai reiškia, man sunku dabar pasakyti, nes tai reikia pačiam dalyvauti tam tobulėjime. Ar yra, tarkime, Lietuvoje masonų stojimo arba nario mokestis? Yra. Yra ir stojimo, ir nario mokestis, kurį taip pat mes naudojam leidybai, kelionėm, reiškia, savo reikmėm, dalį naudojam, reiškia, po kiekvienos mūsų sueigos renkame pinigai. Po kiekvienos sueigos. Ten mes aukojam nedaug, bet kiek kas... Bet tai yra fiksuota suma, ar kiek kas nori? Ne, kiek tu nori, tu gali ir litą mes, gali 10, gali 100. Bet kas tapti laisvųjų masonų ložės narių negali. Konstitucija draudžia į šį judėjimą priimti moteris, o visi stipriosios lyties pretendentai atrenkami itin griežtai. Net prieš labai kilnios širdies ir protingą vyrą ložės durys gali būti užtrenktos. Jeigu vienas balsas prieš, slaptas balsavimas, tu niekuomet ten nepakliūsi. Vienas balsas. Jeigu tai bus žmonės, kurie politiškai užsiangažavę ir jeigu ateis iš kitos partijos žmogus ir jisai jam nepatiks, jisai mes tiesiog tą juodą rutuliuką. Viskas. Kelių masonų ložės narių palaiminimo reikia tam, kad taptum naujojų mokinių, brolių mokinių. Taip, reikia 2 ložės narių. Pirma, reiškia, tas ieškantisis brolis kreipiasi, mane kreipiasi arba suranda internete, pas mus keli adresai. Po to, reiškia, 2 brolių reikia, yra tas jau toks brolis, kuris daugiau jį kaip ir šefuoja, kuris pradeda su juo dirbti, apsilankymas namuose. Dabar laikas pristatyti dar vieną šio siužeto heroję. 30-metė moteris, žinoma verslininko žmona, labai bijo būti atpažinta, todėl nei jos balso, nei tikrojo vardo šį vakarą neišgirsite. O kodėl jūs sutikote kalbėti tik tai mums pažadėjus, kad pakeisime jūsų balsą ir niekas nepamatys jūsų veido? Apie tai aš aplamai neturiu teisės kalbėti. Temą pratęsime po reklamos. Slapti kadrai pirmą kartą dienos šviesą ištrauks uždraustus vaizdus.